Tai ką, laba diena. Čia yra projektas Susigirdim, priminsiu apie ką jis. Tai yra seniorus ir jaunimą jungiantis projektas, skirtas šitas abi kartas, skirtas abioms šioms kartoms padėti geriau suprasti vieniems kitus. Ir šiandien kalbuosi aš, Paulius, ir mano pokalbio partneris šiandien yra seniorė Janina. Labas, Janina. Taip, labą dieną. Mes su Janina kažkaip ilgai nedvėjojom ir pagalvojome, kad mums abiems tiktų ir patiktų tokia tema kaip dinamika ir stabilumas. Ir šiandien būtent apie tai ir kalbėsimės, nes čia gali būti labai daug kontrastingų visokių skirtumų arba labai daug panašumų, tai vat ir susitikrinsim, kaip yra pas mus iš tiesų. Ką jums apskritai, Janina, sako šitos sąvokos dinamika ir stabilumas? Tai dinamika aš suprantu kaip kitimą, Taip. o stabilumas tai Jeigu reikėtų dabar atsakyti, stabilumas stovi vietoj. Taip, kai viskas yra panašu, kai viskas Taip. tas pats ar ne, nusistovėja, tai gal tada klausimas iš karto man toks ir išpuola, kad jeigu reikėtų rinktis, ką rinktumėtės, dinamiką ar stabilumą? Oi, labai suktas klausimas, nes turi būti pusiausvyra, Balansas. nes reikia ir dinamikos, nes kaip stovintis vanduo labai blogai yra. Tai o kitimas tai savaime, gyvenimas neužsibūna vakarykštėj dienoj. Čia ne mano posakis, čia aš kažkur skaičiau. Tai va, ir laikui bėgant daug kas kinta, tačiau dabar tas kitimas taip greit progresas vyksta, kad mes vyresnės kartos žmonės tai tiesiog nesuspėjam su tuo kitimu įvairiose srityse. Ir todėl mums labai reikia, kad kažkas tai iš jaunesnių padėtų. Man konkrečiai padeda mano sūnus, dukterėčios, visi gyvena, Vilniuje gyvena. Ir jeigu tik tai ko nors prisireikia, tai pagalbą gaunu. Kai kas gal turi suaugusius anūkus, tie anūkai padeda, bet pagalbos būtinai reikia, nes negalima suspėti su ta pažanga, kuri dabar taip. Tai mes čia kalbam apie tą dinamiką, kai viskas kinta. Taip. Gal jūs galit man pasakyti bent vieną sferą, vieną stichiją, kur labiausiai jums jūsų gyvenime pasijutė ta dinamika? Kokiam klausime? Kur labiausiai jaučiasi tas, kad dalykai kinta? Aš kol dirbau, aš esu slaugytoja ir dirbau operaciniai. Tai dar yra, rugsėjai bus 3 metai, kaip nebedirbu. Ir aš kaip prisimenu, kaip ligoniniai tie pokyčiai taip greit atsirasdavo ir reikėdavo išmokti, prisitaikyti ir būdavo toks kaip ir pasipriešinimas, mes to nenorim. Gal taip kaip anksčiau neblogai buvo, bet paskui, kai išmokom ir įsisavinom tuos pokyčius, tai pasirodo, kad labai pasiteisina. O gal galite iš karto ir pavyzdį tada iš savo būtent darbinės patirties, kur sakot, kad kažkas atsinaujina, kas tai buvo per atnaujinimai? Tai aš, kadangi operaciniai dirbau, tai anksčiau būdavo tas operacinis pjūvis, jeigu vidaus organų kokia nors operacija, ir tada viskas čia ir dabar matosi, ir tada instrumentai, skalpelis ten, kraujagyslėm užspausti, gnybtukai, siūlas, kurį reikia įverti į adatą.
O paskui, kai atsirado laparoskopinės operacijos, kai per nedidelį pjūviuką įeinama į pilvo ertmę su optika ir tais mažais instrumentais ir matosi ant ekrano, kaip atrodo skrandis, žarnos ir taip toliau. Tai va buvo didžiulis pokytis ir reikėjo susipažinti su tais instrumentais ir nes gydytojai taigi ateinant visko gatavo, reikia mums slaugytojoms ten suruošti viską ir plauti, sterilizavimui pakuoti, ten nesulaužyti, nes tie daikčiukai labai tokie trapūs, ploni. Ir todėl iš pradžių atrodė, kad niekad neišmoksiu, bet išmokau. O ko labiausiai bijojot, ar kad neišmoksit, ar kad apskritai čia nori kažkas kažką naujo pakeisti, mangi gerai kaip yra ir kodėl čia dabar reikia kažką keisti? Ar jūs pokyčių kaip ir norėjot, bet tiesiog buvo baisu, kad nesusidorosit su kažkokia nauja technika, naujais įrankiais? Kur čia buvo daugiau baimės? Pirmą kartą, kai pamačiau laparoskopinę operaciją Santariškių ligoniniai, tai atrodė, kad niekada nesugebėčiau dalyvauti ir suprasti, kaip čia viskas vyksta. Bet po kiek laiko, tai čia kursai buvo, bet po kiek laiko, kai nupirko mano ligoniniai tą įrangą ir atėjo labai nuostabus žmogus, vedėjas iš kitos ligoninės, kur jau turėjo ir labai kantriai ir apmokė ir pamažu ir įsisavinom ir tokiu būdu tai va. Iš tiesų ir ta pati dinamika turbūt ir būtent priklauso nuo tam tikrų aplinkybių, ar ne? Taip. O jeigu būtų atėjęs toks vadovas, kuris nepateisina to, kad tu neimlus, pavyzdžiui, mokytis tų naujų kažkokių dalykų. Tai būtų daug streso, sunku būtų. Taip. Ir tokiu atveju stabilumas laimi, ar ne? Negu dinamika, ar ne? Taip. Jo. Tai man iš karto iš to ir išplaukė toksai, kad kadangi tą dinamiką ar stabilumą lemia kažkiek aplinkos veiksniai, ne pats, kaip tik norėjau aplinkos veiksniai, tai yra kiti žmonės, ar ne? Tai man automatiškai vienas galbūt tokių prasmingiausių aspektų šitą temą dinamika ir stabilumas yra santykis su žmonėm, ar ne? Tai aš gal konkrečiai norėčiau įlysti į santykį ir partnerystę, stabilumą arba dinamiką būtent šitoj srity, šitoj temai. Tai kažkaip man atrodo, kad seniau prieš kokius, nežinau, galbūt kai jūs susiradot pirmą partnerį ar pirmą meilę, ar ne, man kažkaip atrodo, kad tuo metu žmonėms lengviau buvo išlaikyti stabilumą, tai yra išlaikyti santykį ilgiau, atleisti tam tikras, klaidas žmonėms būdavo lengviau susitaikyti, kažkaip empatizuotis, o dabar kažkaip atrodo, kad jaunimas labai dinamiškai gyvena, keičia partnerius greitai, nori labai daug tos dinamikos gyvenime. Kaip buvo iš tiesų, ar aš pataikiau, kad seniau būdavo, kad žmonės nuvertindavo tą stabilumą, kurį kūrė su žmonėm ir kad jisai būdavo ilgalaikis, galbūt rečiau nutrūkdavo, o dabar kažkaip atrodo, jog yra atvirkščiai. Iš mano patirties, tai ką aš galiu pasakyti apie draugystę. Tiesiog jeigu su priešingos lyties atstovų, daleiskim, kur nors ten šokiuose sustinki, pasikalbi, būna, kad į pasimatymą nueini ir jeigu aš matau, kad tas žmogus man nepakankamai patinka ir aš tada tiesiog toliau nebetęsiu šitų susitikimų, jeigu suprantu, kad tai ne mano žmogus. O kai buvo toks
tokia meilė irgi, kai labai mylėjau tą žmogų. Man atrodė, kad ir jis mane, tačiau labai nusivyliau, tokia savotiška išdavystė buvo. Tai, ir tada vis vien tada, nutrūko santykiai ir viskas. O kai supažindino draugė su mano amžinatilsį vyru, kuris dabar jau miręs su vyru, tai mes 34 metus išgyvenom ir sulaukėm 2 sūnų ir apie skyrybas kažkaip nebuvo minčių, nors įvairių nesutarimų, kažkokių tai netitikimų, tai tikrai buvo, bet tas kalbėjimasis. Man iš tikrųjų įdomu, ar taip tiesiog būdavo, ar čia tas kontrastas tarp to, kaip būdavo ir kaip yra dabar, ar tiesiog dabar ta visa socialinė medija labai iškelia į viršų šito stabilumo nebuvimą, kad daug žinomų porų labai susilaukia vaikų, skiriasi. Aš manau, kad čia dabar tiesiog žmonės laisviau žiūri į įsipareigojimus ir kaip anksčiau būdavo, kad jeigu sukuria šeimą, tai gerai, jeigu gerai, bet jeigu blogai, tai vis tiek į skyrybas tiesiog nesiskirdavo, kentėdavo, kas sakydavo dėl vaikų, kas dėl viešosios tos nuomonės, bet kentėdavo. Tai aš turiu tokį pavyzdį, kaip mano vyresnysis sūnus vedė, gana jaunų, bakalaurą baigė. Ir jie su ta Marčia, mano Marčia, buvo klasiokai, bet tuokėsi tik, jau baigė studijas. Buvo labai gražios vestuvės, labai graži pora ir taip klostėsi, kad po 8 santuokos metų jie išsiskyrė. Martė įsimylėjo kitą vyrą. Bet jie išsiskyrė, vaikų neturėjo. Ir išsiskyrė taip, kaip čia pasakyti, taikiai. Labai prieš skyrybas buvo Marčios tėvai. Ir kaip sako, atėjo jie abu pas Marčios tėvus pasakyti, kad skiriasi, kaip mama sakė, matau, kad ateina abu už rankų susikibę ir mums pasako, kad skiriamės. Nebuvo to ten muštynių ar kažko, bet čia tiesiog jausmai pasibaigė ir tokia išvada, kad po skyrybų po metų ištekėjo už to vyro, kurį įsimylėjo ir jau ir sūnaus susilaukė ir taip gaunasi, kad kaip būtų buvę, jeigu būtų jinai nepasakiusi, apgaudinėjusi ar kaip nors kitaip, tai manau, kad taip kaip jie padarė, tai turbūt, kad taip ir teisinga. Tai va. Taip, nes turbūt ir šitie sprendimai labai priklauso, kaip ir minėjot, stipriai nuo kiek šeimos yra sukurta, nuo kiek namų yra nupirkta bendrų ar ne, ir panašiai dalykai, kurie laiko, kur turbūt žmonės kartu, nes net taip turbūt procesai visi tie skyrybų visai atrodo kitaip, kai tu esi tiesiog prie nieko nepririštas, nei prie bendrų kažkokių finansinių ten nutarimų, prie bendrų namų ar bendrų paskolų jo ir panašiai. Taip, galbūt net kai kurios jungia ir bendri darbai, bendri verslai, žinot, būna. Tai čia dar tokia irgi kita tema visai, bet tai aš girdėjau tokį, kad iš psichologo beje. Man sakė, kad
negali žmogus dirbti vienoje vietoje ilgiau negu 5 metus, nes tiesiog jisai sustoja. Jis sustoja tobulėti, atsiranda nerimo sutrikimai, kartais net depresija. Žodžiu, jeigu tu nori save kaip asmenybę pilnai, kaip čia, nežinau, pateisinti, tai tu turėtum keisti darbo vietą kas 5 metus, kad išliktum dinamiškas, kad nuolat mokytumės, kad dėl labai daug tokių ir visokių panašių priežasčių. Jūsų pavyzdžių, aš suprantu, kad jūs dirbat 30 metų, ar kiek dirbot? Aš dirbau su paskirimu vienoje Šiaulių ligoninėje dirbau 4 metus, o paskui, kai atvykau į Vilnių ir įsidarbinau Vilniui, tai toj savo ligoninėje aš išdirbau 43 metus. Taip. O čia yra tas stabilumas, apie kurį ir kalbu. Ir man įdomu iš tikrųjų. Aš jūs žiūriu, aš matau laimingą senjorą. Reiškia, tas stabilumas iš tikrųjų nėra, galbūt nėra ir blogai. Tai aš noriu paklausti jūsų, ar šitas faktas, kurį man pasakė, tai ar jisai atspindi realybę, ar jisai turi kažkokios tiesos savyje, ar neturi. Nes, sakau, jūsų pavyzdys man atrodo, kad jeigu jūs būtumėt nenorėjus dirbti šitą darbą, tai jūs būtumėt turbūt ir sustojus, bet jeigu jūs sugebėjot virš 40 metų dirbti praktiškai tą patį, ten pat, ar ne, vadinasi, nebuvo tai blogai. Vadinasi, tas stabilumas vis dėlto galbūt kartais geriau negu ta dinamika ir pokyčiai, kaip jūsų atveju. Ar nepavargot būti ten pat tiek daug metų? Aš galiu pasakyti, kad mano kolektyve, tokių kaip aš ilgai dirbančių, ir aš ne viena ten buvau, kurios ateina, kad ir iš kitos ligoninės įsidarbina ir dirba ilgai, 10 kadangi labai priklauso nuo to, koks ten ta vidinė terpė kolektyve. Jeigu nėra labai sunku tų naujovių išmoksti, pristaikai ir tokiu būdu ir neini ieškoti kur geriau, nes kitoj ligoniniai vėl reikia į kolektyvą kitą o kadangi aš tą profesiją slaugytoja, tai aš jau kažkaip nebenorėjau kitose ligoninėse ieškoti kažko tai naujo. Suprantu. O jeigu kalbėtumėm ne apie ligoninės, bet jeigu kalbėtumėm apie visai kitą darbą, ar nepajutot, kad nusibodo man tie įrankiai, nusibodo tas žarnas, ten nusibodo, nežinau, siūti, daryti? Aš gal norėčiau batus pardavinėti, arba ten, nežinau, siūti, ar kažką tokio. Nebuvo momentų, kada pagalvoti, kad reikia pakeisti kažką gyvenime? Ne, nebuvo, kadangi man labai tiko grafikas, ne tik aš, bet mums ten kolektyve labai tiko budėti paromis, tai kai parą atidirbi, paskui turi kokias 3-4 laisvas, žiūrint kokiu krūviu dirbi, ir tada daug laiko lieka šeimai, namams, vaikams. Ir tai yra labai geras dalykas. Bet aš turiu pavyzdį, savo jauniausio sūnaus, jisai baigė programų sistemas Vilniaus universitete ir padirbo vienam darbe, pabuvo kažkiek, tada pasieškojo, kur geriau apmoka, tada padirbo, atsimenu, Danske banke padirbo virš metų, 1,5 gal, ir sako man, žinai, aš nebetobulėju, aš dabar einu, susirado kažkur kitur, kadangi, tie, jauniems tie pokyčiai ir jie nebijo ieškoti to kažkokio tai naujo, tai žodžiu,
turim pavyzdį, kad nebijo. O aš visai patenkinta, kad dirbau ten iki kol jau išėjau iš vis. Ir jeigu aš dar pensijoje, išėjus į pensiją, dar 8 metus dirbau, tiesiog už pusę krūvio, pusę etato. Tai jeigu man būtų ten buvo labai blogai, tai aš būčiau iškart ir išėjus, o kadangi nebuvo labai blogai, tai vat ir dirbau, buvau reikalinga, vis prašė, tai palauk, kol atsiras žmogus vietoj tavęs, dar padirb, nors kažkiek, tai vat ir padirbėjau dar. Ir labai pasiteisino, tai prisidėjo dar prie pensijos, nes kas metai priskaičiuoja ir stažas eina. Nu va, ir visai viskas čia gerai buvo. Mhm. Aš taip ir supratau, kad tas stabilumas taip. tiko ir patiko tuo metu, tai ar jūs tada ir sutinkat su tuo faktu, va, turėdama savo pavyzdį, kad šiandien jaunimui, jaunesniem ar ne, sunku išlaikyti stabilumą? Nu, galbūt. Ir tuo labiau, kad dabar jauni nebijo paleisti tą kažkas, kas nelabai patinka ir ieškoti kur geriau. Aš vat turiu tokį pavyzdį, kai dirbau Šiauliuose pagal paskyrimą. Ten buvo taip, kad gydytojai buvo lyg tai kažkokia aukštesnė kasta. Viena tokia ponė buvo tokia pikta, jinai operacijos metu tiesiog apriekdavo, jeigu ten bent menkiausia kažką tai vėluoji ten paduoti ar kažką tai tokio, tai ir mes jos bijodavom tiesiog, bet vat kažkaip tai, taip prisitaikai, dirbi ir galvoju, jeigu man čia Vilniui būtų taip buvę blogai, tai tikrai būčiau ėjusi kitą darbą, o kai kolektyve tokie visai santykiai daug geresni, tai va, tai taip ir lieka tada. O pavyzdžiui, vis tiek 40 viršų metų išdirbot Vilniuje, ar ne? Savo darbe susidurėt, ar ne, vis tiek, kad ateina ir vyresnius gydytojus keičia jaunesnį, ar ne? Taip. Ateina. Kaip sekasi jiem išlaikyti savo darbo vietą? Ar pastebėt, kad vyksta tas pokytis? Ar pastebėt, kad vat jie ateina ir būna, ir lieka? Labiau prisimenu, liko ta iš vyresnės kartos, o dabartiniai, jeigu ypač kai susilaukia vaikų ir nebenori naktinių budėjimų, tai ieško tada dieninio darbo, kur nors poliklinikoje ar kažkur tai kabinetuose ir neužsibūna, kad vien tik budėjimai ir kaip anksčiau, kad tie patys iki pensijos būdavo, kad dirba. Tai va. O kaip tada būtų su namais? Nes irgi toks labai įdomus dalykas. Aš pavyzdžiui, žinau, pažįstu atlikėją, tarkime, vieną populiarų, kuris yra pasakęs, kad aš mėgstu keisti gyvenamą vietą, man dėl įkvėpimo patinka tai daryti, aš randu dinamikoje, randu laimę, ar ne, pabūti vienoje šalyje, pagyventi, aišku, jeigu turi galimybę tam ir sąlygų, pagyventi ant kokio Ispanijoje, bute, pagyventi Lietuvoje kaime, pagyventi Lietuvoje, pačiam Vilniaus galbūt senamiestį. Ir tas nuolat pokytis, sako, suteikia nuolatos, įmeta toks lyg malkų į krosnį, kad jis nuolatos atrodo, kad tu keitiesi, tu keiti ir gyveni, ar ne? Ar vis dėlto fainai yra įleist gyvenime tas šaknis į vieną vietą, pavadinkim, nežinau, į tą patį vieną butą, tą patį galbūt netgi miestą ir
ir gyventi ten visą gyvenimą, vardant sentimentų visų, vis tiek viso, juk tam rajone, tarkim, užaugau, ten buvau, aš čia ir liksiu. Koks jūsų požiūris, aš kaip suprantu, jūs vis tiek gyvenot Šiauliuose, persikėlėte į Vilnių, čia jau buvo šiek tiek toks dinamika, jau galim pavadinti, ar ne, bet jau daug metų esat Vilniui, ar galvojate apie tai, kada nors, kad norėčiau į kokią Ispaniją išvažiuoti, pagyventi ten kokį pusę metų, arba ten, aš pavyzdžiui turiu tokią svajonę, kad galėčiau gyventi ir Lietuvoje, ir kokio Ispanijoje arba Brazilijai turėti kažkokius tai apartamentus, pavadinkim, kad kai ateina kokia šaltesnė žiema, ar ten ruduo ar pavasaris, aš esu ten, bet kai žinau, kad Lietuvoje man fainiai sekasi, kada oras geresnis, palankesnis, aš galiu grįžti ir būti čia, ir galbūt ta dinamika toksai visai fainas reikalas būtų, kaip jums atrodo. Jeigu aš dabar pasiūlyčiau jums nemokamą butą Ispanijoje. Ar jūs dar, būdama seniorė, išbandytumėt tokią avantūrą? Ar leistumėtės? Tikrai ne. Bet ar dėl amžiaus, ar tiesiog dėl to, kad jūs esat ten, kur jums gera, jūs esat stabiliai, saugiai komforto zonai? Kaip? Tai čia, kad iš Šiaulių atvažiavau gyventi, šiaip Tėviškė, tai man Kuršėnai, miestelis mažas ir būtų galima ten gyventi, tačiau aš, kai sesuo įstojo mokytis į Vilnių ir atvažiuodavau pas seserį, pas drauges, tai taip man Vilnius patiko, kad aš nusprendžiau, kad aš noriu Vilniui gyventi. Ir tokiu būdu apsisprendžiau nesunkiai, tada 23 metus eidama, aš 23 metų atvažiavau į Vilnių gyventi. Tai ne 24 meluoju. Ir tada visai su Šiauliais skyriausi nesunkiai, tačiau kai jau iš pradžių gyvenau nuomojamam bute, Naujoj Vilniuje, paskui Karoliniškėse, bet kai ištekėjau ir apsigyvenau su vyru bute, Karoliniškės labai geras rajonas, daug žalumos, čia pat miškas, taip. Tai va, o į Ispaniją aš nenorėčiau todėl, kad aš esu tiesiog tam per sena, man 72 metai, tai abu sūnus gyvena čia, Vilniuje, dukterėčios čia. Man jeigu pagalbos kokios reikėtų, kaip pavyzdžiui, prieš 3 metus buvo abiejų rankų stipinkauliai lūžę, tai aš tada apsigyvenau pas vyresnį sūnų ir jisai mane labai aptarnavo. Tai va, kaip pagalbos reikia. Suprantu, tai jums tai suteikia dabar saugumą tokį. Saugumą, taip. O jeigu aš jums tą patį variantą pasiūlau būtų Ispanijai prieš 35 metus. Prieš 35 metus aš jums pasiūlau, kaip tada 40 metę, imkim, Janina reaguoja į tokį mano pasiūlymą. Aš tada dar buvau ne viena ir tai būtumėm tarėsi su vyru ir vaikai jau buvo, tai kažin, manau, kad ne. O iki vaikų? Jeigu toks pasiūlymas iki vaikų? Ne. Į užsienį man būtų buvę nedrąsu vis dėlto. Tai va, bet kai mano tas jaunesnis sūnus su Marčia svajoja gyventi kažkur tai pamiškėj kaime, tai galbūt jie jau žiūri netoli Rietavo važiuoti į kaimą gyventi. Tai visai tai yra kaip ir realu, kad jie ten kažką įsikurs ir gyvens prie Rietavo. Tai va, nes Marti iš ten kilusi. Jinai sakė, aš esu tikra žemaitė ir norėčiau grįžti Tėviškę. Aš kažkaip pastebėjau, kad atsiranda tokia tendencija, jaunesnių žmonių tarpe irgi atsiranda ta tendencija norėti kaimą, norėti kažkaip Arčiau gamtos. Ir tas man labai patinka, nes aš galvodavau kažkaip dar visai prieš kokius
6, kokius, imkim 10 metų, atrodydavo, kad jaunimas kaip tik į miestą, tik į patį centrą, tik tūsai vakarėliai ir visa kita. Ir kad nereikia čia tos gamtos jiem per daug, svarbiausia būtų draugų ir šurmulio aplinkui. Bet dabar matau tokią tendenciją, kad lyg ir nori jaunimas traukti tą užmiesčio kortą labiau. Nu, kai kurie, taip. Tai iš tikrųjų tas labai džiugina, nes faina, nežinau, taip atrodo faina, toks, nes keltis už miesto toks atrodo sąmoningas sprendimas, vis tiek tu kažkaip pabėgi ir paskui turbūt ir vaikus augini taip tokiom sąlygom, labiau arčiau gamtos, toliau nuo to viso šurmulio ir panašiai. Noriu dar tada jūsų į pabaigą paklausti, nes mes jau pakankamai daug laiko kalbamės. Pasakykit man kokius nors 3 savo gyvenime dalykus, kuriuose esat labai stabili. Tai gali būti įprotis koks nors, pavyzdžiui, kad aš 60 metų kiekvieną 6 ryto geriu kavą, ar ne? Arba kokį nors kažką tokio, kas iš tiesų pas jūs gyvenime labai stabilu ir nesikeitė niekad. Ar kažką tokio atsimenat? Jo, priklausomybę kavai tai turiu tikrai. Pataikiau. Taip, kas čia dar stabilaus? Kaip supratau, santykiai labai... Man labai svarbu santykiai, mano geri santykiai su sūnumis ir su marčiomis, ir viena kur buvo, kita dabar kur yra. O draugės, pavyzdžiui, draugės išliko daugmaž... Nuo studijų laikų yra. Studijų laikų Vilniui, jau kai susipažinot. Taip. Na tai, ar yra dar kažkur pas jūs gyvenime stabilumo, be to 6 ryto kavos gerimo? Gal kokią knygą nuolatos atsiverčiat tam tikrų laiku, arba kokį serialą gal žiūrit? Aš labai mėgstu skaityti, daug skaitau ir yra knygų, prie kurių grįžtu kažkaip taip per dešimtmečius, bet vienos kažkokios tai ten ar kelių, tai negalėčiau įvardinti. Jane yra suskaičiusi gal 3 kart per gyvenimą. Ir vis kitaip, priėmė kažkaip ten kitaip tą meilę. Kokie tarpai buvo tarp perskaitytos knygos? Metais? Dešimtmečiais, taip. Be abejo, tai čia keičiasi pats žmogus, jo sąmonė, viskas. Tai gal ir paskutinį tada klausimą, su tuo labai susijusi. Kaip vis tiek yra dalykas, dinamiškas, manau, dalykas, kurio mums gyvenime nepavyks išvengti niekada, tai yra mūsų, pavyzdžiui, kūno kaita, ar ne? Mes gimstam kūdikiai ir užaugam, apsispoguojam, paskui dingsta tie spogai, tada senstam, tada barzdos auga, tada raukšlėjamės ir vyksta daug procesų, kur dinamika ir kur jaučiau mes nieko nepadarysim. Tai per savo gyvenimą vis tiek labai, labai daug metų sukorėt, papasakokit man, kaip sekėsi priimti tą dinamiką, kad kūnas keičiasi suvokimas, protas, požiūris į dalykus. Ar džiaugiatės tuo pokyčiu, ar labiau jo bijodavot visą laiką, kad čia senstu, arba čia kaip aš čia dabar taip galvoju, seniau taip darydavau, dabar čia pasikeitė, ar aš čia pasenau dėl to, ar kaip čia? Su kiekvienais metais mažėja jėgos. Dabar jau galiu iš ryto atsikėlusi prigalvoti, kad nuveiksiu tą ir aną dar, o kažką tai nuveikus tiesiog į vakarą jau nebenoriu. Jau tada gal prie knygos ar kažką ramiau paveikti. Bet aš esu tokia, kad nepergyvenu dėl savo
raukšlių ar ten kažkokių tų fizinių pokyčių priimu kaip natūralų dalyką, bet va ką, žilus plaukus nusidažau, kremu pasitepiu ir važiuojam kavos gerti ir į dieną. Ir tada taip. Taip, aš labai jums pavydžiu, nes iš tiesų, žinokit, dabar aš atsimenu, kai vat ne per seniausiai aš atstovau veidrodį, pasižiūrėjau, sakau, pirmas plaukas žilas, arba čia vat nebuvo tos raukšlės, ar ne? Ir man toks jau, kad, aš jau savaitę apie tai galvosiu, aktyviai galvosiu, jo. Ir tai pastebėjau, kad aš turiu savo tam tikrus įrankius, kurie man padeda atitrūkti nuo to, išspręsti tai. Galbūt toks darbas su savim, bet aš matau jaunimą, kuris, vat, pavyzdžiui, nelabai sugeba su to tvarkytis, kur tikrai daug nerimo sutrikimų, ten ir depresijos momentų atsiranda dėl tam tikrų pokyčių, kurių ne visada išeina pakeisti, ar plaukų slinkimai kažkokie, ar ne, kur galvų gale ne visada priklauso nuo pačio žmogaus veiksmų, o nuo tiesiog gal genetikos. Nuo genetikos, taip. Tai ką, tai aš labai... Dar pasakysiu, kad tą senėjimą ir pokyčius fizinius, tai reikia priimti natūraliai, Taip, tai čia aš labai suprantu. Reikia džiaugtis, kad Dievas davė tiek pragyventi, nes ne visi sulaukia senatvės. Jo, jūs labai teisingai sakot, aš tiesiog, man jūs liksit kaip pavyzdys šituo momentu, nes tikrai man save pamilt šiandien sekasi dar ne per geriausiai, aš dar dirbu šitam fronte stipriai, tai bus man iš ko imti pavyzdį ir aš iš tiesų ne vieną jūs kaip pavyzdį turiu, yra ir keletas tų vadinamų influencerių, kuriuos aš seku, nes jie būtent propaguoja tą tokį natūralumą ir nebijojimą amžėti, jie tai kaip tik laiko kaip žiūrėkit ir aš amžėjimas ir man faina dėl to ir aš priimu ir išnaudoju tai, žinai, nesidedu ten tų dalykų ant veido, kelių sluoksnių ir panašiai, tai mane tas žavi, bet kaip pats matai save veidrodį ir tam tikrus pokyčius, kažkodėl atrodo pradedi parintis, nervuotis ir mane tas net dabar tokia įtampa jaučiu, net atsisėdau tokia įtampos pozą, bet praeis tą įtampą, aš turiu iš tikrųjų kuo pasidžiaugti šiandien, kad dirbu ir su jaunimu ir man dėl to jaučiuosi jaunas, nes jaunimas yra šiandien tikrai labai fainas ir tarp jų būnant tu nuolatos jautiesi toks, kad tu netitrūksti nei nuo šiuolaikinių technologijų, nei nuo visokių trendų, madų ir dalykų, matai, kaip jie rengiasi, nori būti kažkuria dalimi to paties. Toks fainas procesas, lyg ir amžiai, bet lyg ir ne visai, bent jau vidum. Tai va. Ir mes turėtumėm jau turbūt šitą pokalbį po truputėlį baigti. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turėjom su jumis galimybę aptarti šitą temą. Mes su Janina iš tiesų ir rinkomės iš ne vienos temos ir čia galbūt mano iniciatyva labiau buvo pasirinkti šią temą, nes jaučiau, kad jinai gali būti plati, kad gali būti naudinga, tai labai džiaugiuosi, kad pasidalinat savo pavyzdžiais apie savo darbą. Dar vieną sakinį pasakysiu, kad gyvenant, bėgant metam mes įgyjam patirties ir tai yra neįkainojama. Tai aš visiškai pritariu. Ir noriu pasidžiaugti ir dar kartą jums sakau padėkoti, kad tiek laiko skyrėt man ir neįprastai daug laiko, nes
turbūt ankstesnės mūsų tinklalaidžių dalis truko kur kas trumpiau, dabar mes sukūrėm net daugiau nei 40 minučių pokalbį, tai yra rekordiškai nemažai. Tai Janina, aš su jumis atsisveikinu šiandien, bet ne iki galo, nes mes dar turėsim ne vieną tinklalaidę, kurioje pabendrausim ir paliesim kažkokias kitas temas ir kitus gyvenimo aspektus. Tai dėkoju jums už pokalbį ir linkiu gražios dienos Ačiū. šiandien. Ačiū.